Tai mėlyjei, mes grįžtam į eterį ir džiaugiuosi pristatydamas mūsų naują trečiadienio svečią, tai yra Jokūbas Vaišvila, BIM konsultantas, pastatų energetikos inžinierius, taip pat ir dėstytojas. Sveikas, Jokūbai. Labadiena. Kaip sekasi? Labai puikiai, ačiū. Labai smagu tave ir vėl matyti. Jokūbas jau kažkada seniau yra lankęsis mūsų laidoje. Tai ką, mes su Jokūbu pradedam mūsų ciklą, kuriame jūs, mėlyjei, sužinosite, kas yra informacinis pastatų modeliavimas, kaip apskritai savo namus padaryti vėsesniais, šiltesniais, kaip sutaupyti energijos, pinigų ir kaip sutaupyti šiek tiek pasauliui ateities daugiau. Tai apie viską mes kalbėsim ateinančių savaičių metu. Ir šiandieną mes, Jokūbai, kaip aš suprantu, pradedame nuo pastatų informacinio modeliavimo. Ir turbūt iš karto tau didysis klausimas yra, kas tai ir su kuo tai yra valgoma? Labai ačiū, Domanai, už šitą klausimą. Iš esmės, norėčiau pradėti nuo šifravimo tam tikrų raidžių. Angliškai šitas terminas, skaitmeninis modeliavimas, yra vadinamas BIM, tai yra Building Information Modeling, kuomet mes turime pastato informacijos modeliavimą. Taigi, šiuo metodu mes atliekame viso pastato modeliavimą nuo pačios idėjos iki statybos ir iki, sakykime, to pastato panaudojimo. Taigi mes galime apriepti visus pastato gyvavimo etapus kompiuteryje. Wow, labai geras. Papasako, kur ir kaip tai yra taikoma. Na, turbūt mes gyvename tais laikais, kai technologijos ir ypatingai informacija, smelkiasi iš tikrųjų visur ir turbūt pastatai yra ne išimtis. Mes jau pradame kalbėti apie išmaniuosius pastatus, pastatai, kurie patys gali efektyviai taupyti energiją, pastatai, kurie gali tave įspėti, kiek tu išleidi ir panašiai. Tai pakalbėkim plačiau, kur tai yra taikoma, kaip tai yra taikoma, kaip viskas atrodo. Tai iš esmės galima būtų kalbėti nuo pat pirminės idėjos, nuo žmogaus, kuris užsako tą pastatą. Okay. Ir žmogus, kuris užsako tą pastatą, turi galimybę šiuo metu turėti tokius dalykus kaip energijos suvartojimą, apšvietimo analizę, konstrukcijų analizę. Galų gale turi turėti tikslius kiekius ir tikslę kainą, kiek kainuos jo pastatas. Taigi, pradedant nuo idėjos perteikimo architektui arba architekto perteikimu savo klientui, mes galim parodyti iš tiesų labai puikias vizualizacijas to pastato, būsimojo pastato, įstatant jį į tam tikrą erdvę. Paskui aš kaip energetikos specialistas galėčiau tą koncepcinį modelį pastato, kuris dar yra tik tai idėjos lygmenį, perkelti į skaičiavimus. Aš galiu pastatyti pastatą į tam tikrą vietą, pasižiūrėti, kaip jam daro įtaką kiti pastatai, kaip jam daro įtaką miškas aplinkinis, kaip saulė keliauja, kiek šilumos aš gausiu nuo saulės ir taip toliau ir panašiai. Galų gale mes keliaujam prie jau pačio projektavimo, kuomet sakykime, tas žmogus, užsakovas gali gauti tikslius duomenis apie kiekius, tai reiškia, mes žinom, kiek reikės plytų mūsų namui pastatyti ir tokiu būdu mes galim visiškai, sakykime, pasiskaičiuoti, kiek mums kainuos tas pastatas. Galų gale mes galim keliauti prie planavimo ir suplanuoti savo statybą būtent kompiuterinėme modelyje. Tai reiškia, kad šitas modelis, kiekvienas jo elementas erdvėje gali turėti savo laiką. Tai reiškia, ką mes kalbėjom prieš tai buvo 3D modeliavimas. Mes dabar keliaujam prie 4D modeliavimo. Tai yra laikas ir mes galim pasakyti, kokią brigadą, kokioje vietoje, kokią plytą, kurią valandą turi pastatyti. Tai reiškia, mes keliaudami per tuos 4D, mes pridedam 5D kainą. Ir mes turim jau 5 dimensijas. Mes turim brėžinius, mes turim modelį, mes turim laiką, mes turim kainą ir mes galim vykdyti statybą. Tai šiuo metu statybose pradeda nykti tokie dalykai kaip popieriniai brėžiniai. Tai man yra labai džiugu iš eko pusės, kad tai pradeda darytis, bet iš tikrųjų ir iš kitos, iš informacinės pusės tai yra labai patogu ir gerai. Kadangi visa šita informacija sukaupta projektavimo metu, jinai yra perkeliama į taip vadinamą debesų technologiją, į cloudą.
Ir iš tenai kiekvienas statybų vadovas gali pasiekti pačią naujausią informaciją ir taip tiesiogiai dirbti su projektuotojais, su tiekėjais, su logistika ir taip toliau. Geras, labai įdomu. Gerai, tai galim trumpą rezumė padaryti vis tik, ką tai reiškia galutiniam tam end useriui, galutiniam vartotojui. Tai pirmas dalykas, ar ne, kad tu ne tik tai nuo šiol gali matyti, tarkim, kaip atrodys tavo daugiabutis arba kaip atrodys tavo privatus gyvenamasis namas, kas būdavo įprasta, na, ateina architektas, parodo tavo AutoCAD, bet tu gali tiesiog, kaip aš suprantu, tiesiogiai netgi projektuotis savo būsimas išlaidas, ar ne, ir kontroliuoti visą statybų procesą. Tikrai taip. Tai tu gali pradėti mąstyti apie tai, kiek tu išleisi statyboms, o galutiniam rezultate gali pradėti mąstyti, kiek tu išleisi savo gyvenimui. Labai gerai. Ar aš neklysiu pasakęs, kad toks projektavimas pastatui leidžia būti net ir šiek tiek žalesniam? Tikrai galima apie tai mąstyti, kadangi šiuolaikinės technologijos leidžia mums apmastyti daug daugiau, negu žmogus gali apmastyti šiaip. Aišku, mes galėtumėm užtrukti begalę laiko skaičiuodami tam tikrus ten saulės įtaką, saulės kelią, geotermos, sakykim, ten kažkokį tai vietą ir taip toliau ir panašiai, bet programinė įranga mums gali tai padėti atlikti greičiau, kokybiškiau ir tiksliau. Kaip vienas iš mano paties dėstytojų sakė, skaičiai niekad nemeluoja. Tai ir šitoj vietoj skaičiai niekad tikriausiai nemeluoja. Taip, nebent jūs ką nors tai skaičiais netikėto padarot. Gerai, mielieji, mes darom trumpą pertrauką ir su Jokūbu grįšim visai neužilgo ir pratęsim mūsų pokalbį. Jei esi protingas, bet tuo pačiu ir susivėlęs, tai PM Show. Taip, mėlėjai, PM Show, aš grįžtu su mūsų svečiu Jokūbu Vaišvila, BIM arba kitaip pastatų informacinio modeliavimo konsultantų, pastatų energetikos inžinieriumi bei dėstytojų. Šiandieną mes būtent ir šnekame apie pastatų informacinį modeliavimą, apie tai, kas tai yra. Tai kas tai jau yra, mes išsiaiškinom, kaip tai gali jums padėti, kaip tai gali statybų įmonėms, statybininkams ir be abejonės paprasčiausiam vartotojui padėti, išsiaiškinom. Dabar reikia pasižiūrėti, kaip toks, na, drįščiau turbūt teikti pakankamai naujas frontieras, ar ne, pastatų statyboje, gyvena Lietuvoje. Ar pastatų informacinis modeliavimas jau prigyja Lietuvoje ir kaip atrodo mūsų rinka? Dėkui vėlgi už klausimą. Norėčiau pradėti nuo to, kad šiuo metu iš esmės vyksta labai dideli pokyčiai statybų rinkoje, tiek įmonių lygyje, tiek ir valstybiniam lygyje. Taigi, pradedant kalbėti apie įmonės, jau daug įmonių iš esmės yra perėjusios iš 2D projektavimo, kas yra AutoCAD'as ir kiti brėžiniai, spausdinimas ir taip toliau, perėję prie 3D technologijų. Kai kurios iš jų net nežino, kad jos dirba BIM technologiją ir tiesiog jiem patinka taip modeliuoti, jie taip greičiau atlieka savo darbus. Kitos įmonės, kurios yra iš esmės man įdomesnės, tos, kurios stengiasi keliauti BIM keliu, kurios galvoja ne tik apie savo pagreitinimą darbo ar pagerinimą projekto, sakykime, padarimo, bet masto apie statybas, apie facility managementą, tai pastatų ūkio valdymą galutiniam rezultate. Tai tokių įmonių yra vienetai, tačiau jų yra Lietuvoje ir mes tuom labai labai džiaugiamės. Iš esmės investicijos į patį procesą, tai yra ganėtinai didelės tos investicijos, pereiti nuo vienokios iki kitokios platformos, pakeisti savo mąstymą iš 2D į 3D plus informaciją, tai iš esmės reikia didelio įdirbio ir tai užtrunka ne vieną ir ne 2 savaitės. Aš pats iš esmės esu dėstytojas ir aš užsiimu tik tai švok, kas yra šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, ir aš per 2 metus apmokiau 100 profesionalių projektuotojų. Taip, tai yra pasiekimas man ir pasiekimas Lietuvai. Labai smagu, iš tikrųjų, kad auga specialistų ratas.
Taip, tai pačiam tenka dėstyti ir universitete, ir jaunimas iš tikrųjų patys domisi ir stengiasi keliauti šitą kryptimi. Kaip ir aš, taip ir jie tikriausiai mato šioje kryptyje perspektyvas. Tai tiesiog norėčiau palinkėti visiems, kad keliautų šią kryptimį ir mes tikrai surasim jum darbo. Tai kitaip sakant, tikrai galima konstatuoti, ar ne, kad žmonės, kurie galvoja būtent apie ateitį, apie savo ateities specialybę, tai Lietuvoje puikiausiai galima gauti tokį išsilavinimą ir paskui, aišku, jį pritaikyti rinkoje, nes, kaip aš jau supratau iš mūsų pokalbio, poreikis yra tikrai nemažas. Gerai, palieskime dar vieną temą, kuri turbūt yra susijusi su pastatų informaciniu modeliavimu, ne veltui jis vadinasi informacinis, be abejonės, kad jūs susirenkate daug informacijos. Informacija čia, šiame modeliavime, žaidžia labai svarbų žaidėjo vaidmenį. Ir mes turbūt turėtume šnekėti vėlgi apie didžiuosius duomenis, kurie labai daug ką keičia. Tai yra, kuo didesnis duomenų kiekis yra surinktas, tuo mes galime atlikti tam tikrus darbus daug tiksliau. Ir tu pats irgi minėjai, kad štai atliekate tokį dalyką kaip pastatų skanavimas, ar ne? Jūs naudojate visas naujausias technologijas, skraido dronai, skanuoja pastatą, jūs galite įvertinti jo esamą kokybę. Pakalbėkime apie tai. Labai įdomu, kaip naujasis vėlgi technologijos keičia dalykus. Taigi mes su Domanu per pertraukėlę pakalbėjom apie jo būsto renovaciją ir jisai paklausė, kaip mes galėtumėm padėti šioje sferoje. Taip. Tai iš esmės tai yra pastatų skanavimas ir perkelimas tikrojo pastato vaizdo į kompiuterinę, sakykime, technologiją. Tai mes tiesiog naudodamėsi lazeriniais skaneriais, dronais, suskraidom aplink pastatą, sustatom štatyvus aplink pastatą, suformuojam taškų debesį, taip vadinamą, ir jį tam tikrų programinės įrangos pagalbos, gebėjimų pagalba mes sukuriam vienalytį modelį ir jam, sakykime, suteikiam naujos informacijos. Mes prie jo sienų priklijuojam 10 cm vatos ir žiūrim, kaip tas pastatas elgesi tada. Ar jam šilčiau, ar viduje šilčiau, kokios temperatūros, kokie nuostoliai, kokios kainos ir taip toliau. Tai taip pat su šitais dronais yra atliekami ir kiti dalykai, ne tik kalba eina apie pastatus, tai eina apie geodeziją, kuomet yra tiesiog praskrendamas laukas ir suformuojama topografinė nuotrauka, arba labai geras pavyzdys yra, kuomet yra praskrendama su dronu virš karjero prieš jam pradedant nukasimą ir po nukasimo ir dvi nuotraukos yra lyginamos ir taip gaunamas kubų kiekis, kiek buvo, sakykime, nukasta per tą dieną, per tam tikrą periodą laiko. Darbų vadovas gali labai piktas arba labai patenkintas ateiti pas darbuotojus ir sakyti. Galbūt Jonukui nuvežė vieną priekabą smėlę, žinai, ir į savo kišenę pinigų pasiėmė. Tai dabar tai padaryti sunkiau, ar ne, Tamba? Dar vienas įdomus pavyzdys buvo su dronais, kurį tu minėjai taip pat per mūsų pertrauką, tai yra netgi ir miestų planavimas. Toks miestas kaip Singapūras, pavyzdžiui, plečiasi, naudodamas, ar ne, vėlgi informaciją, didžiuosius duomenis gaunamus iš būtent dronų. Taip, iš esmės Singapūro modelis yra sukurtas jau ir jisai yra sukurtas dronų pagalba, yra iškelti visi pastatai, visa augmenija ir taip toliau. Taigi šio modelio pagalba žmonės planuoja visą pastatą. Kadangi Singapūras yra ganėtinai mažas, reikia planuoti į lokaciją, kur bus nauji pastatai, kaip į ten patiekti tam tikrą inžineriją, vandenį, aš nežinau, ir visokias kitokias inžinerinius stebuklus. Ir dronų pagalba būtent yra, sakykime, sukuriamas tas tikrasis vaizdas. Taip pat, sakykime, labai paprastas pavyzdys buvo, kuomet dronų praskridus vienais metais ir dronų praskridus sekančiais metais buvo atrastas skirtumas tarp augmenijos aukščio ir būtent ten, kur daugiausiai buvo užaugę medžiai, buvo siunčiamas brigados tam, kad nukirpti juos. Tai reiškia, mes galim įvairiausiai panaudoti šitą modeliavimą.
Tai nebūtinai pastatai, tai gali būti statiniai, tiltai, miestai ir galiausiai jūsų nuosavas namukas. Puiku, ponios ir ponai, Jokūbas Vaišvila, pastatų informacinio modeliavimo konsultantas, pastatų energetikos inžinierius bei dėstytojas. Pas mus šiandieną lankėsi. Jokūbai, būtinai susitinkam ir kitą trečiadienį ir pratęsim mūsų sesiją. Ačiū tau. Iki kito trečiadienio. Viso.